Abi žiek žydras, tik aš su hudžiu, o jinai kaip vasarą įsirengus. Pas mane čia yra šildomos grindys, tai aš kartais pamirštu išsijungti, tai paskui jau darau jogą, galvoju, kaip karšta, galvoju, taip užkaitau, bet kad grindys irgi. Pas mane buvo sugedę šilumą, tai visur šilta buvo. Dabar sutvarkė, tai nebešilta, reikia jau pačiai išsijungti. Nu tai va, čia irgi gerai iš vienos pusės. Aš sėdžiu ir galvoju, nu, kas parašė visi, kad nebus, galvoju, nu, tu bus ar nebus. Šiaip būsi, manau, kad būsi. Ai, nebus daugiau nieko? Nu, rašė, kad nebus. Po to, kas dar parašė, Irutė parašė, kad išvaro į darbą. Jūratė irgi dingo jau kelias dienas nieką negirdėti. Žinau, laimė daro. Jolanta irgi labai tylu, irgi turbūt yra nepastrinėnešė. Aušrai irgi dingo. O tai čia, kur vakar buvom, tai čia dar kitos visai, ne? Aš kažkaip nesusižiūriu tų vardų. Sakau, čia, kur vakar buvom, nemažai buvo. Jo, jos vakare negali prisijungti, prisijungia ryte. Jo, nes šiaip jos vakare daro. O visos, kur vakare darė, ryte dabar neprisijungia, pasirodo. Jo. Na, žinai, tas rytinis šeštadienis, kas nori pamiegot, jogą padaryti lovoj. Jo, jau paskutinis, ne paskutinis. Dabar jau tikrai savaitgalis, suprantate. Jau dabar savaitgalis. Bet man toliau tęsiasi visą savaitę, šitą prasidėjo nuo pirmadienio meditacijos ir taip toliau tęsiasi. Ir šiandien atsikeliu sekmadienio meditacijai. Sekmadienį? Jo, sėdžiu, įsijungiau Zoomą, nes vakar įdėjo įrašą. Man, kadangi savaitgalis jau prasidėjo nuo trečiadienio, šiandien sėdžiu, įsijungiu Zoomą, jau sėdžiu, laukiu meditacijos. 6 niekas nesijungia. Toliau sėdžiu. Ir jaučiu, kaip visos tos sąmonės sujudo erdvėj, galvoju jungsis. Ir kažkaip jos nurimo. Niekas nesijungia toliau. Ir aš taip galvoju, kodėl niekas nesijungia, čia visi miega, ar kas jau yra. Pasirodo, aišku, miega, sekmadienį tą meditaciją, nu, aš šiandien šeštadienis. Tai va. O kaip tau gongai vakar, gongus darai vakar? Jo. Abiejose buvo daug žmonių. Pirmam buvo 18, o antram 14, 15. Oho. Tai daug. Nu. Tai fainai, kad žmonės renkas. Čia pirmą gal su ta mokytoja savo darysiu dalį? Jo, pirmą su mokytoja, o antrą jau. Tai va, kas, žinai, tipo, atsisėsim, padarysim treniruotę, mes čia dabar klausykitės, kaip plėtkinam. Kaip plėtkinam viską. Būtumėm visi bendrai paplėpėję, bet... Nu, va, kiti nenori. Jo, nenorit ir nereikia. Tai va, šiandien, kadangi Rasa irgi pasidalino, kad važiuosi tam Auborge į holistinį kažkokį tą eventą, tai aš irgi... Medicinos tą kažkokį jo renginį. Holistinis ten, nu, ta prasme, ten ne medicininį. Tu gal irgi žiūrėjai? Ne, aš kažkaip tokių, man informacija tokia nedailykė, manęs kažkaip kur čia kas įvyks. Tai va, ką tik daėjo jau. Nu, tai jau per vėlai daėjo, žinai. Ir rytoj dar bus tas renginys. Ir nuo 10 prasideda, 6 baigasi. O, tai visą dieną kaip. Jo. Tai pas mane dar nori kažkas ir Anderso Lopė marketą, tad didelį sustoti. Tai va. Ką, einam pradėti jogą, aš gal irgi vėliau nusirengsiu, nežinau, kokią čia jums padaryti. Valgiai šiandien rytą ar gėriai kažką? Kavą gėriau, nes labai norėjau. Labai norėjai. Senai buvo ar labai jau ką tik? Nu, prieš 20 minučių. 20 minučių dar gerai. Nes galim pasidaryti, ar darytų tą su pilvu? Nu. Kur buvo įkėlus trumpą video. Nežinau, daryk taip, kaip manau, mažai gėriau, mažą labai puoduką. Negerai, tada nepilsi. Tada pasidarome kartu. Įsijungu aš savo. Čia turiu apsimušinį.
Atsistojom. Tai čia toksai prieš treniruotę ir jį atsikėlus reikia daryti, kai tik atsikeliam, nieko nesam valgę ir tuščiu skrandžiu. Tai atsistojom pakojos pečių ploti. Būtų šitai. Giliai įkvepiam per nosį, iškvepiam. Pilnai iškvepiam. Ir kai jau iškvepiam visą orą, tada įtraukiam pilvą prie stuburo. Aišku, dabar įkvepiam iš naujo. Įkvepiam daug per nosį, iškvepiam net per burną, galim palaukti. Ne per nosį. Iškvepiam ir įkvepiam. Įtraukiam pilvą. Ir rankos ant kelienų. Ir tada laikom, kol galim. Ir kai jau nebegalim, aš laikau apie 8 arba 10 įkvepimų, tada atsistojam, įkvepiam. Aš šitą praleisiu, nes dar aiškinau. O jūs laikot. Tu ten kvėpuoji? Grįžk atgal, įkvėpk orą, tu ten negalėjai taip ilgai išbūt. Įkvėpk ir grįžk atgal. Kvėpuoti šitoj būsenoj negalima. Įkvepiam, iškvepiam, įtraukiam pilvą ir sulaikom kvėpavimą. Ir nekvėpuojam. Tai kažkur išeina apie 8 įkvėpimų, 8, tarkim, tokia 1, 2, 3, 4, bent jau man, žinai. Aš taip skaičiuoju, galvoju, tu čia baigsi ar ne? Kodėl tu taip ten ilgai būni? Gerai, darom dar kartą. Įkvepiam, iškvepiam. Per nosį. Įtraukiam pilvą. Ir sulaikom kvėpavimą. Įkvepiam. Dabar dar parodysiu dar kartą pamačiau. Kai įkvepiam, iškvepiam, įtraukiam pilvą, kelienai truputėlį sulenkti ir rankos delnus spaudžiam ant kelienų. Ir nugara tiesi, ne išriesta, o tiesi truputėlį vidų įtraukta. Ir kai mes iškvepiam visą orą ir įtraukiam tada pilvą. Iškvepiam ir įtraukiam pilvą. Ir sulaikom kvėpavimą. Darom kartu. Įkvepiam per nosį ir iškvėpsim per nosį. Įkvepiam. Iškvepiam. Pilnai nusilenkiam. Įtraukiam pilvą. Įkvepiam, pakilom. Dar kartelį. Įkvepiam. Daug. Iškvepiam. Įkvepiam, pakilam dar kartą. Įkvepiam, iškvepiam. Įkvepiam. Atsipalaiduojam ir atsisėdam. Tęsiu stuburas, pečiai nuleisti. Rankos ant kelienų.
Gilūs įkvėpimai ir iškvėpimai. Pasistebim, per kur norisi įkvėpti ir iškvėpti. Ir pradedam pralankstyti galvą, kaip norisi, kaip jaučiasi. Padedam delnus ant kelienų. Ir truputį spaudžiam delnus, krūtinę į priekį, pečiai atgal, žiūrime viršų, iškešėm liežuvį. Grįžtam į centrą. Dedam kairę ranką ant kilimėlio ir išsitempam. Kvėpuojam, tempiam šoną. Įkvepiam, pasikeliam, abu delnai viršuje, iškeliam, nusileidžiam ant dešinės. Įkvepiam, pasikeliam, pakeliam abu delnus į viršų, pasisukam į kairį šoną ir žiūrim per kairį petį. Įkvepiam, pakeliam delnus į viršų, iškvepiam, pasisukam į dešinę pusę, žiūrim per dešinį petį.
Įkvepiam. Pakeliam abu delnus į viršų, nuleidžiam kairę ranką į apačią ir sukabinam pirštus už nugaros. Apkeičiam rankas. Atkryžiuojam rankas, sukabinam pirštus už nugaros, spaudžiam delnus vieną į kitą, keliam delnus ir lenkiamės į priekį. Kam sunku sukabinti, dar galima sugriebti už alkūnių tiesiog. Ir taip pat lenktis į priekį. Įkvepiam, pasikeliam, atlaisvinam rankas, pakeliam kelienus, sugaudžiam ir įkvepiam. Pamasažuojam kelienus, kad būtų pasiruošę dienai. Pakeliam delnus į viršų, įkvepiam, pėdas pakeliam, iškvepiam. Nuleidžiam. Įkvepiam, iškvepiam. Įkvepiam, iškvepiam. Įkvepiam, iškvepiam. Įkvepiam, iškvepiam. Įkvepiam, pasukam į dešinį šoną ir pilną apskritimą. 1, 2, 3, 4, 5. Į kitą pusę. 1, 2, 3, 4, 5. Nuleidžiam delnus. Pristatom delnus prie šonų ir pakeliam dešinę koją ir nuleidžiam. Pakeliam kairę koją, nuleidžiam. Dešinę, kairę, dešinę, kairę. Sulenkam kojas per kelienus į šonus. Atsistojam į mūsų mėgstamiausią poziciją. Suglaudžiam delnus ir išlendam. Tiesios ir gražios. Spaudžiam delnus. Giliai kvėpuojam per nosį. Dedam dešinį delną ant kilimėlio. Kairę ranką pakeliam į viršų ir žiūrim į kairę ranką. Apkeičiam delnus. Padedam dešinę ranką ir dabar pagreitinam tempą. Įkvepiam, pakeliam kairę ranką, žiūrim į kairę ranką. Iškvepiam. Įkvepiam. Iškvepiam. Įkvepiam per nosį.
Iškvepiam. Įkvepiam. Iškvepiam. Įkvepiam. Iškvepiam. Iškvepiam. Suglaudžiam delnus. Nesuglaudžiam. Padedam delnus į priekį. Spaudžiam kelienus į rankas ir bandom pakelti vieną koją, kitą koją. Ir jau žiūrim kartu. Gal norisi abi pasikelti, jau atsiranda jausmas, kad pasikeliam ir pasikeliam. Pavargo riešai. Truputėlį pailsim, galit pramasažuoti riešus. Ir iš šitos pozicijos šokam atgal į atsispaudimą. Panašiai. Čia būtų sekantis žingsnis, kai iš čia reikia šokti atgal. Kojas ištiesti šonus ir tada šok. Bet čia yra dar kur padirbėti, ne? Tai stojam mes tik į šuniuko poziciją ir įsitempiam. Įkvepiam. Vienu arba du žingsniais einam prie delnų. Pusę pasikėlimą žiūrim į viršų, iškvepiam, pilnai nusileidžiam ant kelienų. Įkvepiam. Pakeliam delnus, žiūrim į delnus, iškvepiam. Grįžtam į kilimėlio pradžią. Jeigu kas ne pradžioj, įkvepiam, pakeliam delnus, žiūrim į delnus. Iškvepiam. Pilnai nusileidžiam ant kelienų. Įkvepiam, pusę pasikėlimą žiūrim į viršų. Iškvepiam, darom didelį žingsnį atgal. Atsispaudimas. Pristatom koją pirštus, keliam klubus į viršų. Ir einam į šuniuko poziciją. 1, 2, 3, 4, 5. Įkvepiam, dedam didelį žingsnį į priekį, tarp delnų. Pusę pasikėlimą žiūrim į viršų, iškvepiam, pilnai nusileidžiam ant kelienų. Įkvepiam, pakeliam delnus į viršų, žiūrim į delnus. Nuleidžiam delnus per šonus. Dar kartelį įkvepiam, pakeliam delnus, žiūrim į delnus. Iškvepiam, pilnai nusileidžiam ant kelienų. Įkvepiam, pusę pasikėlimą žiūrim į viršų. Dedam didelį žingsnį atgal. Atsispaudimas. Pasikeliam. Iškvepiam, grįžtam į šuniuko poziciją. 1, 2, 3. Giliai kvėpuojam tik per nosį. 4,
5. Dedam didelį žingsnį į priekį. Per delnų pusę pasikėlimą žiūrim į viršų. Iškvepiam pilnai, nusileidžiam ant kelienų. Įkvepiam, pakylam į viršų, suglaudžiam delnus, žiūrim į delnus, iškvepiam. Dedam pėdas į šonus pečių plotį. Įkvepiam, žiūrim į viršų. Iškvepiam. Pilnai nusileidžiam. Ant kojų sugrebiam už 2 kojos pirštų iš vidinės pusės ir dedam krūtinę ant pėdų, ant kelienų. 1, 2, 3, 4, 5. Įkvepiam, pasikeliam, atkabinam pirštus ir dedam pilną delną po pėdomis. Pasikeliam, iškvepiam. Pilnai nusileidžiam ant kelienų. 1, 2, 3, 4, 5. Atlaisvinam delnus, dedam delnus ant klubų ir pilnai pasikeliam. Suglaudžiam pėdas, sudedam delnus prie krūtinės. Dedam didelį žingsnį atgal kairę koją, sukamės ant kulnų, ištiesiam delnus į šonus, pasislenkam į kairę pusę, nusileidžiam ten, kur jau pagaunam koją, ten ir dedam. Arba griebiam už nykščio. 2 rankos pirštais griebiam už nykščio, žiūrim į dešinę ranką. 2, 3, 4, 5. Sulenkiam kairį kelieną, pasikeliam ir sukamės į dešinę pusę, pasislenkam link dešinės kojos ir nusileidžiam ten, kur jau sugrebiam. Jeigu sugrebiam čia, tik ne per kelieną. Čia, jau ten ir paliekam. Žiūrim į kairę ranką. 1, 2, rankų pirštai praplėsti kairės rankos. 3, 4, 5. Įkvepiam, sulenkiam dešinį kelieną, pilnai pasikeliam. Suglaudžiam delnus prie krūtinės į meldimosi poziciją, grįžtam į kilimėlio plečiam. Dedam didelį žingsnį atgal su kairė koja. Pasisukam ant kulnų, sulenkiam kairį kelieną, kairę alkūnę dedam ant kairio kelieno ir dešinė ranka virš dešinės ausies. Klubus leidžiam į apačią, kairė koja 90 laipsnių kampu. 3. Giliai pakvėpuojam per nosį. 4, 5. Įkvepiam, pakeliam delnus į šonus, pečių plotį, pasisukam ant kulnų, sulenkiam alkūnę ir dešinį kelieną. Klubus leidžiam į apačią ir kairę ranką virš kairės ausies. 1, 2, 3, 4, 5. Įkvepiam, pasikeliam,
Sudedam delnus prie krūtinės į meldimosi poziciją ir grįžtam į kilimėlio pradžią. Dedam didelį žingsnį atgal, pasisukam ant pėdų ir dedam rankas ant klubų, įkvepiam, žiūrim į viršų, iškvepiam, pilnai nusileidžiam, dedam delnus tarp pėdų, pasikeliam, žiūrim į viršų ir dedam galvą tarp delnų. Įkvepiam, pusę pasikeliama, žiūrim į viršų, dedam rankas ant klubų ir pilnai pasikeliam. Išskėčiam rankas į šonus, įkvepiam, iškvepiam, sugaudžiam delnus, pasisukam ant pėdų ir grįžtam į kilimėlio pradžią. Rankos abiem klubų, sugriebam kairės kojos nykštį, ištiesiam kairę koją. 1, 2, 3, 4, 5. Įkvepiam ir į šoną. 1, 2, 3, 4, 5. Nusileidžiam ant kairės kojos, rankos abiem klubų. 1, 2, 3, 4, 5. Nuleidžiam kojas, atsipalaiduojam. Sugriebiam dešinės kojos nykštį, ištiesiam dešinę koją. 1, 2, 3, 4, 5. Į dešinį šoną. 1, 2, 3, 4, 5. Į priekį nusilenkiam ant dešinės kojos. Abi rankos ant klubų. 1, 2, 3, 4, 5. Nuleidžia, pramasažuojam pėdas. Grįžtam į kilimėlio pradžią. Įkvepiam, pakeliam delnus, žiūrim į delnus. Iškvepiam. Pilnai nusileidžiam ant kelienų. Įkvepiam, pusę pasikėlimo, žiūrim į viršų. Dedam didelį žingsnį atgal. Atsispaudimas. Įkvepiam. Ir sukryžiuojam kelienus, atsisėdam. Sulenkiam kelienus į šonus, sugriebiam už 2 nykščių ir skrendam. Ir truputėlį greičiau.
Ir truputėlį dar greičiau. Ir dar greičiau. Ir lėtinam tempą. Sustojam. Ir dabar paimam už pėdų ir jas taip atverčiam. Iš vidinės pusės verčiam į šonus ir dedam krūtinę link pėdų. Ir lenkiamės kuo žemiau. Ne, čia laikom pėdas, laikom. Laikom ir netgi galim su alkūnėm paspaust. Paspaust per kojas ir dėti krūtinę kuo arčiau. Ir kur sustojam ten ir pabūnam. Gal tiesiog, jeigu tai išeina tik tiek pasilenkt, tai ir būnam čia. Čia dar būtų labai gerai, jeigu būtų tas didelės pagalvės, jeigu esat matę, kur siunčiau, ypač nuotraukų, va šitokią pagalvę taip apsikabinti. Jeigu norėtume daryti vienos namuose, ar šiaip labiau praktikuoti, nes labai gerai nugarą ištempia, taip pat kojas ir visą, bet ilgiau pabūti šitoj pozicijai, tai reikėtų pasiimti į šitą vietą, įsidėti pagalvę, ypač tam, kam neišeina daugiau nusilenkti, ir apsikabinti, ir tiesiog ant jos pabūti, atsipalaiduoti. Ir suglaudžiam pėdas. Per šonus dar kol tempia, tai ištempiam tas pačias kojas. Jeigu reikia kažką pasidėti po kelienais galit, arba kad būtų minkščiau, ar kažkokį dėkelį, ar dar kažką, ar kad daugiau išsitemptų kojos į šonus. Nes po to labai spaudžia, o ant kilimėlio neslysta. Bet aš pasimsiu biškį, gal šį kartą susiviniosiu, nes aš noriu, kad man daugiau prasitemptų. Į vidų. Pavyzdžiui, kai pasidariau, tai jeigu dėsi taip, tai į vidų susiglamžot ir dedat kojas ir tada jos turės kur tiestis. Ir dabar kai stovim čia, pakeliam kairę ranką į viršų, pažiūrim į kairę ranką ir atsigulam ant kairės rankos. Su dešinė ranka apkabinam per nugarą. Ir pakylam į viršų. Ta patį darom su dešinė ranka. Gal šiandien ir sunkiai bus pakelti, bet pabandom. Pakeliam, iškvepiam, atsigulam. Ant dešinės rankos ir apkabinam. Įkvepiam, pasikeliam ir dabar centre pabūnam. Žinau, kad tikrai tempia ir man tempia. Giliai kvėpuojam per nosį ir įsivaizduojam, kaip vis labiau atsipalaiduoja.
Nors labai tempia, bandome šypsotis ir šypsomės. Ir lengvai pasikeliam. Suglaudžiam iš lėto kojas į vaiko poziciją. Atsisėdam. Sunkiai susiglaudžia ir man sunkiai susiglaudžia. Nes tikrai išsitempia ir atsigulė. Į vaiko poziciją išsitempiam. Sustojam ant 4. Dešinę koją dedam per kairę koją iki priešingą pusę. Už kairės kojos. Tai vad būtų čia, ane, pakeliam dešinę ir į kairę. Ir sukryžiuojam, tada kaip žirklutes įskiečiam į šonus ir atsisėdam. Gali būti, kad sunku bus atsisėsti, ne šitokio pozicijoje, tai galima pasidėti, va, pagalvę ar kažką, kad galėtumėm atsisėsti, ne? Ir dabar kiek ištempiam tą varlytę į šonus, kad nepaliktų laisvą, reikia ją sugrąžinti, suglaustą, ne? Ir rankas sukryžiuojam ir sukabinam. Ir keliame viršų. Ir atkryžiuojam rankas, dedam delnus ant kilimėlio, pasikeliam, nukeliam dešinę koją ir dabar darom priešingai. Kairę koją pakeliam ir į šoną išskiečiam pėdas ir atsisėdam. Jeigu reikia, pasidedam pagalvę. Ir dabar kitą ranką sukabinam lygiai taip pat, keliam delnus į viršų. Atkryžiuojam delnus, dedam delnus ant kilimėlio, pasikeliam, nukeliam dešinę koją ir atsistojam į stalo poziciją. Pristatom kojų pirštus, pasikeliam ant pėdų, pakeliam kairę koją į viršų ir pabūnam. Pakeliam kairę koją į viršų. Pasirodė, kad nepakelta, pas tave žiūri, nėra kojos. Laikom, laikom. Ir dedam tarp delnų. Keliame ant kilimėlio. Įkvepiam, pakeliam kairę ranką, žiūrim į kairę ranką. Iškvepiam, dedam į vidinę kojos pusę. Truputėlį paeinam su kairė koja į šoną. Įkvepiam, pakeliam dešinę ranką, žiūrim į dešinę ranką. Iškvepiam. Įkvepiam, pakeliam kairę ranką. Iškvepiam. Įkvepiam. Iškvepiam. Įkvepiam. Iškvepiam. Įkvepiam. Iškvepiam.
ir nusileidžiam ant alkūnių, arba galim šitokią poziciją. Kodėl man pasirodė dabar, kad tu čia čytinai? Nes jeigu tu stovėjai šitokiai pozicijoje, arba kažkas irgi stovėjo šitokiai ir kelnojat rankas, čia ne taip, reikia klubus visiškai nuleisti. Šitau, kada esi be kameros, negali be mikrofonų negali pasiteisinti. Tai kas irgi darot, kreipkite dėmesį, aš nežinau, ar teisingai buvo ar ne, bet pamačiau va tokį vaizdą, ne? Tai klubai turi būti nuleisti, o ne šitoj pozicijoje, ne? Nes šitas pratimas yra būtent, kai kelnojam, mes galim šitai būti irgi vat, teisinga pozicija, kaip visur yra rodoma, jeigu žiūrėsit jogą, tai va šitokia, ne? Ir niekur tu ten nematysi, kad rankas kelnuotų kas nors, nes čia jau gaunas kaip ir nebe joga praktiškai. Bet kelnojam, kai kelnojam rankas, ne, šitaip. Į šonus mes dar labiau atveriam ir ištempiam klubus, nes kiekvieną kartą, kai pakeliam ranką ir nuleidžiam, mūsų klubai vis eina žemiau, net nepajaučiant, ne? Tai dabar sulenkiam. Mes jau ganėtinai pabuvom, ne? Galima atsigulti, bet pasižiūrim, ar nugara tiesiai, jeigu ne, tada grįžtam čia atgal ir šita pozicija irgi yra teisinga. Nes jeigu pradeda nugarą labai lenktis, kai bandom padėti, ne, arba kojos įdinti šonus ir va taip stovim, tai irgi nėra gerai. Tada jau geriau šitokia pozicija būti tiesiai, ne? Ir aš kol kalbėjau, jeigu buvot pozicijoje, tai iš tikrųjų ilgai prabuvom, nes aš prabuvau. Nežinau kaip jūs. Tai ištempiam koją dabar. Ištempiam tik per kelieną. Ir suglaudžiam. Ištiesiam. Kam lengvai einasi, galima netgi atsisėsti, ne? Praktiškai ir vėl grįžti. Nes aš esu kartą rodžius šitą tą patį pratimą ir sakau atsisės, tai kol atsisėdo buvo labai sunku, ne? Tai vat, pavyzdžiui, jeigu sėdas lengvai, tada galit sėstis. Jeigu ne, tai grįžtat ir ištiesat tik kelieną, ne? Irgi tas pats bus. Ir grįžtat ant 4, pristatot dešinės kojos pirštus, pakeliat kelieną ir pristatom. Kairę koją prie dešinės. Įkvepiam, pakeliam dešinę koją į viršų ir sulaikom. 1, 2, 3, 4, 5. Įkvepiam, dedam dešinę koją tarp galvų. Padedam kairę kelieną ant kilimėlio. Dešinę koją paeinam truputėlį į dešinį šoną, pakeliam dešinę ranką, žiūrim į dešinę ranką. Iškvepiam. Klubai nuleisti. Įkvepiam. Iškvepiam, nuleidžiam kairę ranką. Įkvepiam, pakeliam dešinę ranką. Iškvepiam. Įkvepiam. Iškvepiam. Įkvepiam. Iškvepiam. Įkvepiam. Iškvepiam. Ir paliekam delnus ant delnų. Tiesiai ir vis leidžiam klubus į apačią, vis žemiau, žemiau, žemiau. Ištiesiam, pasikeliam, pakeliam klubus iš viršų, ištiesiam dešinę koją per kelieną. Dabar nesisėdam dar. Sulenkiam. Jeigu kažkam skauda kelienus, būtinai dėkit kažką po kelienus.
Ištiesiam ir jeigu jaučiat, kad noris atsisėsti, ištempt, galite atsisėsti. Ant 4 pristatom. Pėdą pakeliam kelėną ir ištiesiam. Išsitempam į šuniuko poziciją. Sukryžiuojam pėdas ir atsisėdam. Ištiesiam. Įkvepiam, pakeliam delnus į viršų, žiūrim į delnus. Iškvepiam pilnai, nusilenkiam, sugrebiam už nykščių ir ištempam nugarą. Įkvepiam, pasikeliam, dedam delnus už nugaros. Sulenkiam kelėnus arba ištiestom kojom. Pasikeliam čia, kurią jau norit renkatės. Ir pasikeliam. Žiūrim atgal. 1, 2, 3, 4, 5. Nusileidžiam. Čia kažkas man įsijungia, ar aš čia dingu. Tu čia. Palauk. Aš dabar pasakysiu, ką tik kas buvo. Man išmetė kažkokią lentelę ir aš galvau, kad man viskas dingo. Ir atsijungia. Ir žiūriu, nėra įrašą, nieko, nu viskas, tuščia. Nėra nei zoomo, nieko. Ir aš ieškau, galvoju, tavęs negirdžiu, nieko nėra. Galvoju, tau reikia jau paskambinti. Pasakysiu, kad pabaigė treniruotę su tais pratimais ir žiūri, kas čia neprisijungia. Ir junginėjau, nieko nėra. Žiūri, atsiradai. O tai dingo viskas. Ką? Viskas dingo ir išsisaugo. Ne. Turėtų išsisaugot, viskas gerai, jau galvoju sakyt, kad reikia 12 dienos treniruotę. Žiūriu, nu nėra tavęs, viskas, net neįsirašo niekas, žinai. Visus mygtukus spaudinėjau, nes kažkokią lentelę išmetė nematytą ant viršaus dabar. Ne, bet gal kokią antivirusinę ar dar kažką. Nu, kažkas nesupratau, taip, žinai, žiūriu, galvoju, kas čia per nesąmonę. Gerai, grįžtam toliau, žiūri, tu taip tyliai, vis tyliai nieko nėra, galvoju, ir čia. Sorry.
Tavęs visiškai nesigirdi, Renata. Vaizduoju, kaip užsimutinu. Juk ką tik šnekėjau, ar aš čia pati užmutinu? Nu, žodžiu. Okay. Aš jau pasakoju, žinai, viską. Nu jo, pasitaiko, ne? Kairė koja ištiesta, sulenkiam dešinę koją ir dešinį kelėną dedam ant kairės pusės. Dešinę ranką ištiesiam ir žiūrim į dešinį delną. Giliai kvėpuojam. Ir kvėpuojam į vidinius savo organus. Ir visi tie, kurie yra paliesti ir yra pilvo srity, tokie kaip inkstai, žarnynas, skrandis. Jaučiam ne vien tempimą. Ir lėtai atsisukam. Ant nugaros ištiesiam dešinę koją, sulenkiam kairę, dedam kairę koją. Keliame ant dešinės pusės kilimėlio. Kairė ranka ištiesta, žiūrim į kairę ranką. Atsisukam į centrą, ištiesiam abi kojas. Ir sulenkiam pėdas per kelėnus. Ir darom tiltelį. Tai darom pirmą poziciją arba iš karto jau galim daryti, kas norit ant galvos, kaip jau jaučiatės. Tik visi, kas pradedantiesi, dar nebandom stoti šią savaitę pilnai į tiltelį. Galbūt gali ir nepavykti.
Ir kai baigiam, ištraukiam užpakalį, pasitikrinam, ar sėdim ant kaulo, pakeliam delnus į viršų, pilnai nusilenkiam ant pėdų. Ir 10 įkvėpimų. 1, 2, 3, giliai kvėpuojam tik per nosį. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Įkvepiam, pilnai pasikeliam, atsigulam ant nugaros. Ir darom žvakę. 18. Jau pasitikrinat, žinot, kaip reikia daryti ir kiek galit padaryti. Kai padarysit žvakę 18, nuleidžiam kojas už galvos, jeigu jau jos leidžiasi. Ir ten 5 įkvėpimai. Jeigu nukeliat, padedat kojas už galvos, tai sukabinam delnus ir dedam delnus ant kiliminio. Po 5 įkvėpimų nuleidžiam klubus, sulenkiam kelėnus ir išskėčiam kelėnus į šoną. Pabūnam čia 50 įkvėpimų, sakyčiau, tai būtų gal kokią minutę ar 2. Ir tada išsuglaudžiat kojas, ištiesiat ir pagulat 5 arba 10 minučių. Ir gero savaitgalio. Naudojausi tiek kelį. Ai, tau grindys šildomas, tai nesušalsi.